Sveiki, būsiu Romas, Citus projektų statybos vadovas. Labai dažnas klausimas lankytojams ir mūsų klientams, kada būtų galima saugu ir leidžiama apsilankyti statybos objekte. Visiems labai svarbu pamatyti tai, ką perki, nors kartais būna pati pradžia tokia, kad dar tik tais kasama duobė, tai visiems knieti kuo greičiau pamatyti ir yra klausimas, kada tai galima. Iš principo statybvietė lankytis galima visada. Kaip ir kiekvienas klientas, ką tik nusipirkęs naują būstą, jiems yra smalsu pamatyti tai, kągi galiausiai įsigijo iš to brėžinio. Ir jam noras yra kuo greičiau patekti į statybvietę. Apžiūrėti pastatą, apžiūrėti jo butą, apžiūrėti vaizdą pro langą. Dažniausiai būna ta emocija labai gera, nes rinktis iš brėžinio, nematant to realaus vaizdo, yra labai sudėtinga. Žmogus pamatęs realiai, ypatingai jeigu jau yra statybos stadija tokia, kuris gali užlipti ir nueiti į savo butą ir galbūt ne prie pat lango, nes dažniausiai to lango net nėra, tai prieiti per saugų atstumą, pasižiūrėti pro langą, pamatyti medžius ar esančią gatvę, judėjimą ir kaip tas visa girdėti tą aplinką, tai emocija būna labai gera. Lankyti statybvietėje galima realiai bet kada pagal mūsų teisės aktus. Tačiau yra tokia kaip rekomendacija, kad lankytis statybvietėje yra rekomenduojama po 85% baigtumo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jau yra pagrindiniai konstruktyviniai darbai baigti, tokie kaip konstruktyvas, inžineriniai tinklai, gerbūvis, kur būtent jau yra padarytas takelis, galbūt žolė dar nežaliuoja, bet jau yra darbai užbaigti, užkasti. Toks žargoninis yra dalykas, kaip dažniausiai, kada apčiuopiamai galima pastebėti, kai jau galim patekti į statybvietę laisvai, galbūt ne tiek varžomai, kada nugriūna pastato kranai. Kranai nugriaunami, tada reiškia yra pabaigtas pagrindinis konstruktyviniai darbai, iškeliamas vainikas, tada jau klientas pastebėjęs už tvoros, kad jau kabo gražus vainikas, gali patekti su palyda į objektą ir apžiūrėti jau savo svajonių būstą. Galima tiesiog aplankyti objektą, pasižiūrėti iš šalies, o norint aplankyti jį viduje, pasivaikščioti po pačią statybvietę, reikalinga laikytis tam tikrų saugos priemonių ir taisyklių. Atvykus į objektą, džiaugiantis naujų pirkinių, reikėtų tikrai nepamiršti saugumo priemonių ir jų dėvėjimo. Kiekvieno apsilankymo atveju turi būti vertinama esantis pavojus statybvietėje. Privalomas šalmas, liemenė bei speciali avalynė. Atskiruose statybos etapuose gali būti privaloma naudoti tokius apsaugos priemonės kaip respiratoriai, akiniai ar kitos priemonės. Lankantis statybvietėje, pirmiausia reikalinga vykdyti svečio instrukciją nustatytų reikalavimų. Klausytis lydinčio asmens nurodymų. Nesiblaškyti, būti atidiems, nelandžioti į aptvertas zonas, einant žiūrėti po kojomis, nesižvalgyti į šalis, norint apsižvalgyti, reikalinga sustoti, ramiai apžiūrėti ir tuomet užduoti rūpimus klausimus. Atsakomybė už svečią neša atstovas, kurio kvietimu lankytojas yra statybvietėje. Atsako už lankytojų saugą statybvietėje ir taisyklių laikymasi. Jeigu svečias nesilaiko reikalavimų, su kuriais buvo supažindintas ar lydinčio asmens nurodymų, atsakingas už galimas nelaimingo atsitikimo pasekmes yra pats svečias. Visais atvejais privaloma pasirašyti darbų saugos žurnale. Dėl taikomo reikalavimo visiems asmenims statybvietėje turėti skaidriai dirbančio ID. Jeigu jo neturi, visi esantis asmenys statybvietėje turi būti registruoti svečio žurnale, supažindinti su svečio saugos ir sveikatos instrukcija. Tai pabaigai norėčiau tiesiog palinkėti visiems, kad saugiai patektų ir apžiūrėtų savo būsimą didžiausią pirkinį, įsitikintų, kad yra viskas gerai, bet tiesiog nepametant ant galvos, apžiūrėtų tvarkingai, saugiai ir laukti susitikimo su savo būsima svajone.